Labą rytą. Tai va, išmiegojom, pavalgėm. Tuoks va pusryčius turėjom. Va tuoks stalą turėjom. Kažkaip ne visai mūsų pusryčiai. Kaip tau? Tokį nežinau, kančią mišrainį valgyti iš ryto, ar lašinis iš ryto valgyti. Ten kažkoks neaiškus sūris, toks minkštas atrodo. Nu ir aišku, ten virtuvėlį ir. Bet naminuoks vakar paragavom po vien čirkyti, dai paragauti ten ir reikia padėti, bet iš ryto nebegersim, kad vėl nesulaužytume motociklų. Tai va, toks staliuks ir pabaigom valgyti, varysim. Ir važiaunam dabar jau į Transfagarašaną. 30 maždaug kilų, bet nu čia tai kelią jau greičiau prasidės. Bet maždaug teik iki Transfagarašaną kelią. Veitėlį iš tikrųjų labai gražiai jauki tokį, vidau kaimėlis. Ors kaip ir neblogs beškliai, čiučiut. Bet nuplauktas debesėlis šitą. Saulė lenda, aš manau, kad mes tų saulės turėsim VSDN. Tik tai, kad jau rodo, kad rytoj bus lietaus. Nežinau, kaip sunakvojom čia bus šiandien. Gerai, važiuonam, susitiksim Kalnus, kur jau bus graži vaizda, kur jau prasidės tikri vaizda. Tuok bėškim išrainčią. Arba lėkti, arba nelėkti, nes vieni velkas, kiti spauda iš gal. Tai toks arba maišas, arba, nežinau, turi spausti kartą. Čia paspausti ganėtinai pavojinga iš tikrųjų, bet ten taip veina, kad važiuonant moca neįlaksta. Praleidau tuos čekus, tiek važiuona ne į priekį. Čia va ir ženklus, kad nedauti laukiam picas. Turbūt vidurs gal susuk. Tai žinokit, kad jeigu važiuosit čia, tai pasiimkit lašišas, kokius žuviais bent jau atvežkit ant jum. Nu, kon valga? Nu, bandom pakelti pat viršų. Gal kokį droną pasileisim biškį, jeigu pavyks. Kiek tas droniuks mums pakels į virš, nežinau, bet pabandyti vertų, manau, kad tokio veito. Debes ten plauk viršūnis nesimat, bet iš viršaus turės labai gražiai tas kels matyti iš čia. Užsidariau jau stikliok, nes ganėtina vėsia. Nu 17, ten apačioje buvo 15 einu metrų. Šefas kel 20 su viršu. Ta grupelė sugesęs iš čekiais sustoji, apsipirkom magnetokų kažkuo panašaus. Nu, reik visas greitais, nežinau, čia fainai ir taip jau pradėktų vis kelią ir ta prasme niek nepamatyti. Nu, tai tiesiog žodžiu prasme niek nepamatyti, nes kada tu lėki, tu turi stebėti kelią, tų visų vaizdų tu nepamata. Vaizdo grožį. Nu, čia jau beveik aukščiausias taškas. O, va, kažkas pakel su dronu. Aš turiu ir mažiau dronų, norėčiau paleist, nežinau, kiek čia. Nu, čia viršau tokį rimtą aikštelę. Žiūrėk, aš čia daros tų aikštelę. Čia ir pavalgyti. Ir esam bandysim paleist droną. Ten, viršų. Einam čia.
Per čia. Tai pavalgyt pirmą? Nevalgom nieko. Nevalgyt atvažiavom. Valgyt. Nieko nenoriu. Valgyti. Nes aš jas nevalgęs. Tau kelionai. Valgyt. Grau. Valgyt. Žiūrėk, mano peiliai. Dvacokas. Nu šitas dvacokas. Aš kažkurį nusipirksiu tikrai. Tu neturi pinigų. Gal iš kortelę galim? Paklausiu. Mūsų vargšėlis statytis prie kelių, gal nieks neapvers. Nes jau įte apigriojus. Varom į viršų, palėsim droną. Per debes nesimata kalną. Bet viršūnė realiai ir. Vedamės tuneliu ir išlysėm antrą pusę kalną. Ir vėl prasidės. Tai serpentina tokia graži. Leisimės nuo kalno į apačią. Išlindom antrą pusę kalną. Oho, koks slėnis. Aukštas. Jau kelius video, aišku, prieš važiuojančiai į Transfagarašaną. Nu, ne kelius, iš tikrųjų nemažą. Peržiūrėjau. Buvau tokių, kad ir skundės, kad labai praskels, tipo, geriau, jeigu turi galimybę rinktis ar Transalpiną, ar Transfagarašaną, tipo, rinktis Transalpiną, nes geresnį kelią. Tai nežinau, nu, buvo, aišku, tas vienskets ruožas, toks tų daubėlių, bet štai daug ir sutvarkytų, naują išpėlti asfaltą. Nežinau, skustis nereikėtų ir, sakau, kad
kaip sakau, ir tų daubyčių vieno kito veito, bet tai čia normal. Kažkur pagenti kelią, kažkur reik naują tvarkyti, bet kad skūstys, tai ne, tikrai, kad nereik. Susimažinti savo greitį, atsargiai pravažiuojantis ruožus, tai ruožą būna labai trumpi, kurį labai praskelia. Šiaip smagiai, nežinau. Šitą lenks važiavom priekį. Tai taip smagiai, dviejų. Tas manam apsilenka, aš apsilenku. Piešk taip. Ne be galvos, bet taip. Normaliai, pralikėm kelius vingelius. Smagiai. O, meška. Davė meškiek. O, kokiai meškiuką. Kur jūs senas? O, kaip gražu. Užtvanka pastatyta prieš 60 metų. Ir iš tikrųjų čia tas ežeras vienas didžiausias Rumunijos dirbtinių ežerų. Bandykim pastatyti mocą. Kažkur. Biškį šiesim. Nusileidom į apačią. Fainai, tikrai tas 100 kilometrų, kur pervažiavom, labai fainai. Apie 100 kažkur tai grubiai. Nu ir dabar aišku, važiaunam dar čia tas pats kelsins, tebesitės, bet kiek žinau, turėtų būti ilga apie 150, bet tai jau kapivėsks apačios samšta kaimelė lygums. Galbūt dar kažkurį kalniok kelsim, bet jau nebe į tokį įspūdingą, nes priekį nematau tokių aukštų. Visi ir už galą. Nu ir bandysim šiandien Transalpiną jau atšimti. Nes ryto ruoda lietų. Reikės biškį paspausti turbūt iki Transalpins. Nu tai ne per daugiausiai ir pavažiuoti. Nuo pačios tik tai kelsim į Transalpiną. Kelsim iš pietų į šiaurę. O gal reik, nežinau, sustoti ir pasigalvoti galbūt ir dar vienas toks kelias tarp Transalpins ir Transfagarašaną. Per katrą aš galėčiau pakelti viršų šiaurinį dalį link Sebės
ir nuo Sebės tada leistis Transalpiną į apačią. Ir variantas toks būtų, jeigu aš taip darau, ryto ruoda lietų, bet ruoda prie krūžą, ar kaip ten vadins, tas miestėlis didžiausiai lietų, o tas krūžas į viršau Transalpinas, virš Sebės dar miestėlį. Tai jeigu aš šiandien pakelčiau į viršų ir tada leidus į apačią, būtų variantas nuo lietaus pabėgti, bet ne variantas, nes pakelti viršų, koks 2 valandas ar 3 važiuoti, norėk pasižiūrėti pagal žemėlapį, gal 2 valandas koks. Ir tada leistis į apačią dar koks 2-3, 5 valandas, jeigu dabar 3-8 būtų apačio. Norėk sustoti, susidėlioti maršrutą, vis reikės į degalinę kažką stoti, kiek čia dar gali nuvažiuoti, apie 100 km, man atrodo, gal biškį mažiau. Ir manau, susidėlios maršrutą ir žiūrėsim, kur varysim. Žodžiu, laiką atžvilgiu gaunas žiaurė šudina, todėl biškį nusprendėm kitaip, nevažiuosim pilna į viršų. Nevažiuosim pilna į viršų, tai varysim į Transalpins maždaug vidurį. Čia nuo Transfagarašano apačios skersim iki vidurį, ten ir tarp tokių kalnynų. Gal netgi dar geresnis kelias iš tikrųjų negu per vis Transalpin pravažiuoti. Hello. Okay. A beautiful life. Okay, no problem. We live in the dark to shine in the sky. La Boheme, the tragic romance. Welcome to the final. Hello. That's a document for the motorcycle, passports. Driving license. Empty pockets, designer clothes. Per tiek laika, kiek kartų esam važiavę, pirmą kartą sustabdo policijai. Nu šiaip be priežasties. Nu šiaip nebuvo sustabdę apart, kad vat Ukraino, kur tai patikrinimą. Ir pasiems. Šiaip nėra buvo. Panašu, kad vėl privažiuosim hidroelektrinę. Užtvanką. Pažiūrėsim, kokiam čia didelį ir iš apačios tu iki nemažam pasirodė. O kokį. Panašiai kaip į tą. Tai kad čia van daug gražesnis. Jo, gražiau. Ten tiek daug lankytojų, nors čia tikrai gražiau. Švarus vandenėlis. Ten kažkoks šiukšlės plaukioja prie to, prie užtvankos. Čia tai viskas gražiai. Bandau pasakoti, kur mes čia važiuojam, bet turbūt čia daugelis net, nu didžioji daugum turbūt net nesuprantat, kur kas čia yra. Tai aš jum įdedu žemėlapį, parodau, kur tas Transfagarašans, kur Transalpina ir pro kur aš čia važiavau nuo Transfagarašano link Transalpins. Apie tus rūmus, ta prasme, nu ne, tai rūmūna ir tokie žmonės kaip visi, kaip kokie maždaug ukrainietė, kaip mes. Nu bet tai čigonai tai nėra, nu iš tikrųjų Rumunijų labai daug, aš iš tikrųjų įsivaizdavau. Ir maža, ir tokias rajonėlės seniai. Ir anai tokiai, kaip visur. Tai kur 20 manų bus tokia autobus stotelė. Tai kur kėdį išsineši į gatvę, ten beintą, tai sėdis 5 aplinkų. Motins ten nesuprastin, motins ten vaka, bet su da mažesnės vakas trenas gatvėm. Tai kažkur išmaldas praš, tai kažkur, kur komšte gatvės, tarkim, kur dar ir
irgi entrance aplink tus longus mašinam, kad duot pinigų. Nu, kaip į visam, nu, nežinau, pasaulyje tenai savo maklius kažko įsok. Tai lygiai tas pats, žinokite, čia. Nėra, nu, daug, kokiu Anglijoje turbūt, nu, daug daugiau, bent jau aš kiek mačiau, tai tikrai, nu, daug daugiau. Nu, ir, sakau, anai turbūt nedirb, o tik tai pašalpas, kažkur veino trubų, kokį 30 manų ten gyven, į panašią. Nežinau, bent jau tokį įspūdį susidaręs. Tai jo, ir Ukraino, kur važiavom į to rajonėlį, kur sakau, esam arti Rumunijos, nu tai žinok, tai Rumunijai važiavau, anų dar nebuvo, bet va, kur koks didesnis miestėlis ir tie pasakiau, rajonėlį ar pravažiuojant per anų, tai netrūkst. Grina įvažiuojant į rajonėlį ir anų į belekiek. O šiaip kitur, kur tik važiuojant, nu nesimat, toraniai savo kažkoks rajonėlis, kaip į PVS Europoje išsibarst. O Rumūna pats, tai, nu, nežinau, sakau, nieko nesiskir nuo mūsų. Jeigu kas turit kažkokių kitokių patirčių ar kažko nesmat, nu, parašykit. Įdomu. Ir aišku, ir ta pati Rumunijai. Nežinau, kol kas, aišku, ten Bukarešti nebuvau ir nebūsiu. Bet šiaip šitą pravažiavom, vien kitokį didesnį miestelį. Daug kaimų. Daug kur netvarkinga, kitur tvarkinga, bet to grina primen, nežinau, Ukraina gal biškį labiau nutolus nuo Europos, bet Rumunijai nieko mažiau. Su arklės tebe judinės, su vežimas tebe važiaun, kon karvis ganos nepririštas, kelią prišikti šūdų pilną, karva šūdžių kelią. Nu, toks, nežinau, sakyčiau, kokį 20 metų atgal Lietuvoje buvau, man atrodo, jau taip tvarkingiau. Kad ir po kaimus pavažinėtum, tikrai tvarkingiau buvau. Tai žodžiu, konti Garmins buvo parodys 1500 metrų aukštį altitudį. Ten dar į didesnį kalną, bet jau dabar ledamės pabiškį į apačią. Atvėsa iki 15 laipsnių, nu šiaip kaip dar nesam labai aukštą, ten buvom apie 2,5 kažkur tai, nu 2,5 gal nebuvau prieš tai, bet 12 laipsnių buvau, čia 15. Ir dingus ir saulė, ir apsiniauk, vėsuoka jau tikrai. Žinau, ledamės į apačią. Gal atšėlus, nes šitą prieš kalną buvo da 22. Paskui pakrėt kažkur papėdė iki 20, jau tep jautis, tai dabar minus, dabar 15 šilumos beveik. Nu, įvažiavom į Transalpiną, iškart kempingėlis ten toks buvo, bet nemokams. Čia realiai va tokios vietos gali pasimest palapien, bet ryt bus lietus, todėl mums reikia dingti iš Transalpins, mums reikia pravažiuoti nuo į peitus ir kažkur ten žiūrėti, mėgoti. Dar iš tikrųjų spręsim reikalą, mes mėgosim palapinę, nes jeigu atšals, kaip kapruoda iki 2 laipsnių, tai turbūt nemėgosim. Nu žodžiu, išvažiuosim iš Transalpins ir spręsim reikalus. Šiaip keliuks gražus. Kitoks, daug žalumos, bent jau čia. Kaip toliau bus, nežinau, matysim. Keliams į kalną, daug vingių, daug grožį. Patink man, tai pakeliama tokiai. Jeigu tokiai visur bus, tai tikrai faina. Staigi iškart pakelimą, tokiai va, vingis ant vingiok. Siauras keliuks faina. Gerai, iš tikrųjų, kad kels geras, nes Transfagarašenį po tokių vingių turi stebėti,
kad negautum kokios daubės ar nebūt kokį smėlį pribarstyt, nes tai nėra. Čia tai taip smagia. Va tokiai staigi ir aukšti patink mane. Motociklas gal beveik ant šono. Raw concrete, 6 degrees of separation. Static. Gera patinka. Nu. Regarde l'angle. Ce n'est Contre pas toi. un miroir. C'est de la poussière. Mosaïque. Da pakelsim ant apėjimo su avim. Vietinis. Two steps. The structure is complete. Monochrome. The grid is moving. Važiavom. Mosaïque. Ten gal mes dar pakilsim. Nu. Iš tikrųjų jaučiu, kad gerų laikų važiaunam. Žmonių nėra, gali sustoti, nėra grūstis. Nieks nesimaiš. Aišku, per pėts, jeigu čia būtum viršūnė, būtų šelčiau kažkiek. Bet, žinokit, gal geriau biški šalčiau, negu kad ir pilna mašinų, ir pilna žmonių.
esam 2 km 228 metrų aukšte. Taigi aš jums kažkom kalbėjau, bet mikrofonas išsikrovė. Nuo kon. Įsidėjau kaip mikrofoną. Ten dar į likutis patarkis. Tai galim pakalbėti. Neatsimint, kon aš jums ten kalbėjau. Turbūt apie kelią, kad geras kels. Transalpino, kad palyginus Transalpiną ir Transfagarašaną, tai yra dvi skirtingas kalnų perėjas. Abėdis tor savo žavės gerą. Transalpin daugiau va tokiai vaizdą, kaip matot, iš viršaus atsideng žiaurė daug ir į visas pusės. Kels gers, siauresnis, miškų nėra ir tokių pusukiokų gerų mėlų, tai žiaurė. Iš tikrųjų galvojau po to Transfagarašaną atvažiuosiu Transalpiną ir nusivils iš tikrųjų, nes ten žiaurė gera irgi. Aišku, ta prasme kalba apie patį kalną perėjai. Ne tos kilometrus, kur iki kalno ar ten už kalno jau. Būtent apie patį kalną. Teik čia, teik ten. Vaizdą gerai. Ten gali meškų suteikti, čia nesuteiks meškų. Nu, nebent kažkur apačio turbūt gal ir yra, nu kur eglis prasideda mede. Nes Rumunijoje meškų yra populiacija apie 10-12 tūkstančių. Kažkada seniau sakydavo apie 6 tūkstančius, bet iš tikrųjų naujausias dabar skaičiavimas yra apie iki 12 tūkstančių gyven meškučių. Tai aš manau, kad čia anei pasibarsi daug kur ir visur gali suteikti. Palapins gal nusimesti bet kur, Transalpino realiai bet kur. Ir daug kas tepi dar. Aš dėl to sakau, kad skaičiau ir video, ką žiūrėjau, belę, kur gali nusimesti jokių problemų. Transfagarašanė, nu bišk problematiška. Aišku, ten, kur jau apačiuo, tai netep labai sunkia, bet prie kalnų yra problemų. Jo, fainė. Ko nežinau, mes turbūt palapins nenusimesim, nes, nu jau atšėl, štai jau ledamės į apačią 18 laipsnių, viršo buvo 10. Aukštis buvo, kur mes buvom davažiavę 2 km 228 metrą, bent jau toj altitudį rodė GPS-us Garmin's. Ir kodėl mes dėl palapėnis nepasimesim, o todėl, kad ruoda lietų, naktį pradės lyti, ryto vės ateina, bet jeigu mes pavažiuojame nuo Transalpinas į apačią, mes galim lietaus išves išvengti net. Tai aš manau, kad mes bišk dingsiam už... Iš tikrųjų, sustosim, kad nusileisiam Transalpins kelių į apačią. Pasižiūrėsim, ar gausim lietaus ar negausim to veito. Nes taip kažkur ties tą lėnį praėjant, kur Transalpins apač, tai kaip ir ruoda,
kad bus lietaus, bet nu taip, sau. Tai norėtus gal biškį pabėgti, nežinau, kaip čia su tom prognozėm niekad nenuspėti apie jau tikslę. Keis jausmas iš tikrųjų. Toks ledis ir atrodo tokia iliuzija, kad kels arba į viršų vien, arba į lygus, bet konkretiausiai ir į apačią. Tai jau tie apsuga zurek labai neprisižaisti. O ypač žakas su kai kontršto valėtamės į apačią, tai spustel greit kels į viršų. Temperatūra konkretė jautas net sulig kiekvienu posūkiu, kad vis šilčiau. Kon čia turėjom 19 laipsnių jau. Nu pasileiskim dar į apačią, žiūrėk, bus jau 20-21 gal. Ir vėl prakaits muš, kaip ir prieš kalną. O man su galinė stabdės jau problema. Jau mane dinginė stabdys ir skys sužvėris. Pedalas krenta į apačią. Turiu užsipumpauti jau prieš įvažiuojant į posūkį. Ir aišku, jau dėr turėk su priekinės stabdės daugiau. Nebegal mondravot labai. Biškį reik lėtinti. Vėl mes užsivėlinom. Pusė 9 vakarą. Dar neturėjom niekur palapėns pasistatyti. Ir esam kažkiam miestelė. Esmė tuo, kad galim gauti lietaus vis tiek. Pasižiūrėjau per vindį, rodo, kad čia, kur esam, bus lietus ryt. Tai norim nuvažiuoti kaip 50 km nuo čia ir tad kažkur tai statytis palapėnę. Tikėjos, kad rasim, bet 50 km nuvažiuoti. Tai čia yra, nužiūrint kokį keliuką, jeigu čia bus koks 90, jie galės važiuoti, nu tai okei. Praktiškai pusvalandis ir galėsim jau statytis, bet baisė, kad nesutemp. Nors turėjom laim, skom padarys. Svarbu atrasti veit, kur pasistatyti. Tai manau, jeigu išėt paspausti gerą, 20 minučių kažkur žvalgytis, kur statytis. Tikos, kad atrasėm iš tikrųjų. Šiaip anksčiau čia nebuvo problemų, bet žinot, kaip ir. Pilna veitų, ką nerek, o ką rek, nerandi niek. Tai žiūrėkim, kas čia bus. Svarbiausia, kad neprasidėtų vėl kalna, nes kalnus. Nu, bendrai tokia, jeigu kaip Transalpino, kad ir, tai no problem. Bet jeigu tik įstatyti kalną, vėl nebus kur nuvažiavim jokių ir vėl nebus kur statyti palapėns. Ir bijau, kad nebūtų toks variantas, kad reikės važiuoti kokį viešbutį. Nu, tikus, kad rasim. Nu, kol kas horizonts mūsų nauda. Papirpėjus. Manau, kad čia galės kažko atrasti, nusokti. Svarbiausia, neaukšti kalną. Nu, bandom ieškoti, kur čia galėtume apsistoti. Čia keliuks būtų gera, tada pavažiuoti, jeigu keliuk rasti. Labai šaunė būtų. Ten, kaip matau, kažkoks fermas, bet į to pusę būtų šiaurė gera. Va prie tų krūmų ten. Bei kur pasimesti. Būtų idealia. Ką sakai?
Nu, aš manau, kad neblogai, jeigu mes čia kur nors. Ten, va. Nu ir viskas. Atėjo naktis, nusimaudėm. Dabar daromės dar valgyti, pasidarysim valgyti. O tokio veitų įsikūrėm. Upėlis. Upėnį, motociklą čia pastatėm, tu apsiklosėm, dabiškai kraun kažkon. Tai žodžiu. Buvo ilgadien kažkokį. Bet niek jau pasistatėm visam kon rek. Pavalgom, vienam golt atsikelsim iš ryt. Ruodė lietų, bet galbūt nelys, tai būtų labai gera, kad galėtum susipakuoti sausą. Ir viskas rytuo į Serbiją pajudam. Tai viskas, labą naktį mum, o jūs nežinau, ką darot. Iki.